Nusprendžiau uždirbti 1000 eurų kelionį su mama iš segtukų. Sveiki, aš esu Irina iš Druskininkų iš Lietuvos, suvinioju ant vaikiškų segtukų ir derinu tai su darbo korporacijai, kuri gamina surinkamus namus. Aš gyvenu Lietuvoje, o mano tėvai Minske, todėl matomės rytai maždaug kartą per pusmetį. Tėvams sudėtinga ir brangu gauti vizą, o jie ir gauna jį dažniausiai trumpam laikui. Dar iki mano persikėlimo į Lietuvą, mes su mama dažnai važiuodavome į autobusinės keliones po Europą. Buvome prie jūros Graikijoje ir Ispanijoje, lankėmės Vilniuje, Prancūzijoje, į Tulpių parke Olandijoje. Ir šią tradiciją išsaugojome, kartą per metus kažkur išvažiuoti kartu. Šiuo metu mano tikslas - apmokėti mamai kelionę ir dalį savo iš segtukų pardavimų. Kelionė kainuoja apie 700 eurų žmogui, plus papildomus išlaidos. Todėl ir atsirado skaičius 1000. 500 mamai, 500 mano daliai. Negaliu išleisti mamos vienos, be anglos kalbos ir interneto jai būtų sudėtinga. Bet svarbiausia, tai mūsų bendri prisiminimai, nuotraukas ir emocijos. Noriu šią sumą surinkti kuo greičiau, nes laukia vizos prašymas, o laukimas trunka nuo 2 iki 4 mėnesių. Svajoju rugsėjį su ja išvykti prie jūros į Italiją. Pradžia jau yra, sukaupta 97 eurus 28 centus. Kiekvienas parduotas segtukas tai dar vienas žingsnis mūsų kelionį su mama link.